Tai visi, kada kalba apie žalę pažangą, dažniausiai kalbam apie tai, apie mokesčius. Toks jausmas, kad žalioji pažanga tai mokesčiai, investicijos, mirtis. Viskas geriau, žalios pažangos nereikia. Gerbiamas Mauris mane taip pažiūrėjo, kad vaizdu, kad aš perlenkiu, bet iš tikrųjų truputėlį perlenkiu, bet iš tikrųjų žmonės bijo transformacijos, bijo pokyčių ir bijo tai, kas susijęs su to, kas galbūt nepatogu. Persės iš vieno automobilio į kitą, automobilį, kuris įpildavo į baką benzino, o dabar reikia kažkur tai įkrauti, laidą kažkokį įsigyti ir taip toliau. Tai šiame kontekste yra labai svarbu sugebėti rasti galimybių protingai, išmintingai paaiškinti, kodėl žalioji transformacija yra neišvengiama, kodėl pasaulis bet kuriuo atveju tuo keliu eina. Ir kaip sugebėti šią žalę transformaciją Lietuvoje realizuoti taip, kad iš to ne tik turėti investicijas, tą vargą, tą skausmą pokyčių, bet kartu uždirbti papildomai kažkokiu tai finansinių resursų, sukurti papildomai darbo vietų, laimėti galutiniam rezultate tiek Lietuvos žmonių gerovę, tiek ir stipresnę valstybę. Apie tai šiandien kalbėsimės su Žygimantu Mauricu, Luminor banko vyriausiojo ekonomistu Lietuvoje. Prašom, Žygimantai. Mariumi Dubnikovu, ekonomistu, Compensa Life verslo plėtros vadovu, bei Open Circle Capital vadovu. Prašome, Audrių Miliukų. Prašom. Ačiū. Tai tikrai, gal geriau, nes man bus, aš jūs, ta prasme, tada taip savo nuožmų žvilgsnį galėsiu nukreipti ir nežinau, kiek jisai nuožmus bus, labiau draugiškas. Pradėsiu nuo tokio bendro klausimo, bet prašyčiau aktyviai dalyvauti ir padėti man, nes tarp tokių puošnių pašnekovų iš tikrųjų sunku išrinkti, kuriam čia pirmam klausimą duoti. Tai labai prašyčiau iniciatyvos. Jūsų nuomonė, ar mes iš tikrųjų šiandien Lietuvoje ir Lietuvos visuomenė, netgi elitas suvokia, koks žaliosios ekonomikos transformacijos potencialas, kiek iš tikrųjų mes galime prarasti, jeigu mes būsime tie, kurie judėsime šiuo keliu lėčiau negu vidutiniškai Europoje arba pasaulyje. Ir kiek galime laimėti, jeigu išmintingai žengsime tos transformacijos priekyje. Platus klausimas, bet atsakymai gali būti todėl labai įdomus. Pradėsiu nuo Galiu aš pradėti. Potencialas yra milžiniškas, nes taip susiklosti aplinkybės, kad Lietuva gali tapti viena iš eksportuojančių švarę elektros energiją. Aiškia, viena iš šalių, kurie eksportuos švarę elektros energiją. Ir tai yra didžiulis pokytis mums, nes uždarė Ignalinos atominę elektrinę. Mes jau buvom kaip ir įpratę prie to vaidmens, kad mes priklausom esam nuo energetinių išteklių ir netgi skaitant ir elektros importą. Tai yra importuojam tiek naftos produktus, tiek gamtinės dujas, tiek elektrą. Ir kodėl susiklosti aplinkybės tinkamos, nes mes neturime esamų pajėgumų, ypatingai taršios energetikos, lyginant su Lenkija, tarkim, Lenkija turi daug anglies, mes neturime, mes tiesiog esam plynas laukas, mes neturime iš ko persėsti, sakai, sunku persėsti iš kažko į kažką, tai mes neturim persėsti iš ko, mes tiesiog sėdime pliki basi lauke, tai mums reikia tik tai kurti naują. Kitas dalykas, kad saulės vėjo energetika jau yra konkurencinga kainos prasme. Tai kitaip tariant, mums nereikia kažkokių papildomų ten labai didelių subsidijų, ar įtikinėti žmonės, kad tą reikia daryti. Ir trečias dalykas, tai yra tai, kad tai tuo pačiu sumažina mūsų energetinę priklausomybę. Ir ta priklausomybė labai aiškiai pasirodė, kad jinai nuo Rusijos yra labai pavojinga. Tai yra, mes turėjome didžiulį energetinį karą tarp Rusijos ir Europos, energetinių kainų šuolį. Ir tai išleido tą džiną iš butelio, bet tiesiog spyrė mums į minkštą vietą ir mes dabar tą darome. Ir mes iš tikrųjų tą darome pakankamai sėkmingai, galbūt net patys dar nesisavinę, kiek daug mes padarėme ir kiek mes daug padarysime artimiausius metus. Tai mes tikrai esam tokia kaip Europos Amerika, aš taip mėgstu vadinti, mes taip mėgojom, mes kalbėjom, daryt, bet kai nėra to akstino, kainos akstino, mes taip daugiau kalbam negu darom. Bet kai jau pakvimpa, kaip sakykime, uždarbiu, tai lietuviai tada daugiau daro negu kalba. Ir tai yra labai džiugu. Ir mes tikrai judame labai stipriai į viršų ir vieni lyderiaujančiai. Esame Baltijos šalyse, nebijotinai esame lyderiaujanti šalis, bet netgi Europos kontekstą pažiūrėti vieni iš lyderiaujančių. Dėkui. Mariau, norėjot papildyti? Jo, norėjau papildyti dėl to, kad konceptualiai mes darom visada. Darom dėl to, kad mes turime
neturime tiksliau paveldo. Tai neturime anglies pramonės, neturime ten skalūnų, dar kažkokiu tai, kurie turi. Ir būtent dėl to mes turime spręsti savo problemas. Tai technologiškai mes įdėgėme naujausias technologijas Lietuvoje. Tai turėjome internetą, turime fintechus, turime dar saulės elementus ir judame visą laiką priekyje dėl to, kad neturime praeities. Tai vienas dalykas. Bet kitas dalykas, kuris yra labai rizikingas. Mes turime ant savo rankų du tuzus. Tai yra, jeigu kas žaidžia pokerį, gauni du tuzus ir sakai, galimi keli variantai. Tai yra didi du tuzus ant stalo ir sakai all in, įstumė visus žetonus ir viskas turėtų būti gerai. Arba kitas variantas, tai yra žaisti žaidimą su tais dviem tuzais ir adaptuotis prie žaidimo. Kartais reikia atsitraukti. Tai šitoj vietoj mes irgi turime tokią pačią situaciją. Tai yra, reiškia, mes turime daug investuoti į žalią energetiką. Tai yra mūsų laimėjimas. Bet jeigu pasijus rizika, kad mes perinvestuojame, perlenkėme lazdą, kaip burbulai susidaro, tada mes turime atsitraukti šiek. Tai va čia yra labai esmė. Tai yra, mes turime labai geras kortas, turime gerus šansus, bet turime išžaisti visą partiją iki galo. Aš, gerbiamas Mariau, Žygimantai, vėl atsiprašau jūsų paklausti, nes kai mes kalbam apie visuomenę, taip, ir kaip jinai bendrauja, aš galvoju, kad Jungtinių Amerikos valstybių prezidento rinkimuose tai pasijautė. Taip. Žmonėms teiginiai tokie kaip demokratija, energetinė nepriklausomybė, daug pagaminsime, daug eksportuosime. Jeigu jiems pasakai, sukursime naujus verslus, sukursime 10 000 naujų darbo vietų, žmonės uždirbs tiek ir tiek milijardų papildomai pinigų, kainos energetikos nukris, o tikimybė, kad biudžetas papildomai kasmet gaus 100 milijonų, iš kurių galėsime didinti pensijas, išmokas ir taip toliau, bus ženkliai didesnė. Ar nėra taip, kad mes tai tikriausiai, aš galvoju, suprantate, kad toks procesas bus, bet yra taip, kad mes per mažai tą išgryninam, per mažai tą akcentuojam, dėl to žmonės, vėl paukščių kalba apie kažkokią energetinę priklausomybę, nerūpi man jinai. Bet kai žmonės suprastų, kad 10% jų pajamų gali šio dešimtmečio pabaigoje priklausyti nuo to, ar bus sėkminga žalioji transformacija ar ne, jiegi klausytųsi kitaip, jie galbūt tada remtų žalią transformaciją. Aš palyginimą dariau savo pristatymą, kurioje valstyje JAV mes esam panašesni į Kaliforniją ir Teksasą ir visgi išveda, kad į Teksasą. Kaip minėjau, mes, kai nėra pelninga, mes daugiau kalbam negu darom, kai tampa pelninga, mes daugiau darom negu kalbam. Tai yra labai gera savybė. Ir labiausiai tai matyt, kad lemia dabar tą proveržį tai, kad tiesiog ne tiek tų vizijų, toksai pristatymas, ar kiek dar vietų sukursi, bet tiesiog, kad Eigirdas, Audrius, Marius, žiūrėk, pasistatė elektrinę, jisai pigiau kraunasi savo elektromobilį, žiūrėk, kiek tu 100 kilometrų sunaudoja, aš tai 1,5 euro tik nuvažiavau, pasiskaičiuoji, tada kitas pasako, žiūrėk, aš nusipirkau nuotolinę, mano grąža yra didesnė negu kad tu indėlį pasidėjęs, kodėl tu neinvestuoji, žiūrėk, kitas verslas investavo į vėjo energetiką, turiu pigią elektros energiją ir ypatingai tas šokas, kaip paradoksas toks, bet tas šokas sukeltas, gamtinių elektros energijos Rusijos sukeltas, jisai tikrai tokį kaip visiškai galutinai pabudino Lietuvą ir dabar jau gal labai, taip sakykime, tas darbas jau nemažai dalim padarytas ir aš gal pritarčiau, kad reikia dabar tiesiog išsigryninti prioritetus, per daug neįsivaizduot, kad mes per daug jau pasitikim savim, ir, reiškia, ir viską darysim dabar jau. Būna klaida. Reiškia, mes darysim ir tą, ir taip pat ir tos dalykus, kurie galbūt neapsimoka šiuo metu daryti, arba dar nėra aiškus technologijos, tarkime, žaliasis vandenilis, branduolinė energetika, ten estai labiau stumia ten. Tai dar galbūt reikėtų padaryti prieš tai tos darbus, kuriuos mes darome, ir dar labai ženkliai padidinti būtent generavimą saulės vėjo, tapti eksportuojančią valstybę, tam reikia būtinai jungčių, tam reikia būtinai balansavimo viduje, elektros kaupiklių, kruonis taip toliau, elektromobiliai taip pat didelį vaidmenį vaidins ir tada jau mes tą padarę, mes tada jau galime kitą žingsnelį žengti, mano tokia nuomonė. Ir mes tiesiog dabar turim labiau, ne tiek, kad jau įtikinėti, bet labiau, nestabdyti, nekaišioti pagalių į ratus ir valdžios funkcija yra labiau taip sudėlioti taisyklės, kaip ir varžybose būna krepšinio. Žinai, teisėjas turi būti. Tiesiog teisėjas, kad žaidimas gražus būtų.
Bet pas teisėjas žaisti neturi labai per daug. 100% sutinku su visku. Nelabai gražai būna tada, jeigu pradeda žaisti. Nežinau, čia reikės vyriausybės nariams patarti tokį patarimą. Tiesiog noriu trumpai paaiškinti, aš su visku pilnai sutinku, tiesiog noriu paaiškinti tą, įsivaizduoju, kaip mano supratimu veikia demokratija, kad jeigu mes dabar turėsime naują valdžią, bet turėsime visuomenę, kuri neremia žalios transformacijos, bus mažesnė tikimybė, kad ir naujoji valdžia remtų tą toliau sėkmingą žalią transformaciją. Dėl to šios sesijos misija, kurias mes transliuojame nemokamai, tikslas yra pabandyti pagilinti visuomenės suvokimą, kodėl žalioji transformacija ekonomiškai naudinga ir kiekvienam žmogui, o ne tik tai tame procese dalyvaujančiam, sakykime, kuris, išgirdo, kad kaimynas pigiau kraunasi ir galvoja, ir man reikia pasigriebti tos pinigus. Tai šiame kontekste mums reikia sugebėti paaiškinti visuomeniai, kodėl mums kaip valstybė dar vis verta ją investuoti ir kodėl reikia verta būti lyderiais. Tai čia yra, sakykime, gal sugebėjau išsikį paaiškinti, Marijau, jūs norėtų papildyti, jeigu aš neklystu. Čia nuskambėjo daug minčių, bet tarp to, ką mes pasieksime ir ką prognozuojame, yra veiksmas daryti. Tai tam, kad daryti, tai reikia mums labai išvengti labai didelių rizikų. Mes girdime, pavyzdžiui, apie atominę energetiką atėjimą į mažosios energetikos reaktoriai, dar kažkas. Tai yra rizika iš tiesų, dėl to, kad tokia kaip Lietuva, jinai gali būti visiškai žalia. Absoliučiai turėtume kelti tikslą, kad energetika Lietuvoje yra visiškai žalia. Atominė energetika, nepaisant nuo požiūrio, priklausomai nuo laiko, jinai gali būti žalia, gali būti nežalia. Ir mes turėtume to vengti. Tai va čia mes turime vengti tų klyskelių, kurie gali atsirasti. Tai va čia yra labai svarbu. Mes turime išgryninti savo tą žalumo vektorių ir to vektoriaus siekti ir paskui iš to vektoriaus siekti sekančių tikslų. Tai yra gamyba, paslaugos žalios, duomenų centrai žali ir taip toliau, ir taip toliau. Va čia yra esmė. Bet jeigu reikėtų pasakyti, pavyzdžiui, duomenų centrai, jeigu mums pavyksta pasiekti prieš tai diskusijoje, Maištėnas, man atrodo, kalbėjo apie tai, kad 90%, jeigu elektros Lietuvoje būtų pagaminama, būtų žalia, Lietuva galėtų vertinti tie duomenų centrai, jeigu čia kurtųsi, jie vertintų savo duomenis, visą savo operacijas kaip žaliosios jau energetikos pagrindų. Kiek tai galėtų paskatinti vėlgi tų investicijų darbo vietų, ar mes čia tik taip laukiame tokiuose apytikriniuose skaičiuose, ar vis dėlto galime įsivaizduoti, apie kokius pinigus kalbame? Apie pinigus, tai mes kalbame apie tai, kad mes galime ištrūkti iš vidutinių pajamų spąstų. Esminė problema pas mus Lietuvoje. Mes pasiekime ekonominius vidurkius Europos Sąjungoje ir labai didžiulė rizika, kad mes sustosime. Didžiulė rizika. Tam, kad mes nesustotume, yra keli receptai. Jeigu žiūrėtume į Airiją, Singapūrą, Pietų Koreją, panašias valstybės, Izraelį, kuris ištrūko, ten yra keli aspektai. Stambios įmonės turi būti pas mus Lietuvoje, įmonės turi stambėti, mokesčių mokėjimo fazėje turi būti įmonės, tos, kurios moka didžiulius mokesčius, jų stambiosios turi sunešti didžiąją dalį pinigų. Tai pavyzdžiui, Singapūrė 70% suneša stambios įmonės, nors 95% yra smulkaus ir vidutinio verslo. Lietuvoje šiandien dienai turime 45% stambių įmonių, kurios suneša mokesčius, 55 smulkios įmonės. 90% įmonių yra smulkios ir vidutinės, kaip ir visam normaliam pasauliu. Tai kur pas mus yra trūkumas, yra stambių įmonių. Stambios įmonės, reiškia, gali ateiti pas mus keliais aspektais. Tai yra užaugti vidutinės įmonės, tos įmonės, kurios yra šiandien dienai viduje, bet tai yra labai ilgas laiko tarpas. Kitas kelias yra atsitraukti įmonės stambes čia į Lietuvą. Tai vat būtent žalioji energetika gali būti tas saldainis, kuris tas stambes įmonės atitemptų čia. Tai yra duomenų centrai, tai yra pagaliau šaudmenis mes galime gaminti žaliai. Ta prasme, daiktus, kurie žudo žmonės, galime gaminti iš žaliosios energetikos. Šitas skamba ne taip patraukliai. Labai gerai skamba, reikia vadinti viską savo vardu. Ta prasme, šaudmenys, kurie žudyti žmonės skirti, nes šautuvas yra skirtas žudyti žmonės, jisai yra gaminamas žaliai. Ir tai yra klausimas, ar mes galime tai daryti.
Tai vat, pavyzdžiui, jeigu Rheinmetallis, kuris ateina, ar tenais amerikiečių kompanija, kurią užmaitinsim žalią energetiką, mes tai gali būti irgi vizitinė kortelė. Netgi draskant tas žaizdas, tokias, apie kurias kalbame. Aš pasakysiu, kas man tikrai gražiai skambėjo, aš apie tą žudymą biškai patraukti į šoną temą. Ar teisingai suprantu, kad žalioji sėkminga transformacija, žalios energetikos vystymasis gali būti vienas pagrindinių Lietuvos atsakymų, kaip ištrūkti iš vidutinių pajamų spąstų ir žengti į tą pusę, kur yra jau aukštesnės pajamos žmonių. Viena iš komponenčių labai svarbių. Dėl labai paprastos vėlgi tos pačios priežasties, dėl ko grįžtam atgal, tai yra didžiosios valstybės, jos turi paveldą, kurio negali atsisakyti. Tai yra vokiečiai negali atsisakyti dujų, negali atsisakyti atominės, ne atominės energetikos atsisakė, prancūzai negali atsisakyti atominės energetikos, lenkai negali atsisakyti anglies, mes nieko neturim. Mes galime sukurti viską iš naujo, iš žaliosios energetikos ir būtent traukti tas didžiasias įmonės čia į Lietuvą tam, kad mes ištrūktume iš tų spąstų, kuriuose yra beje visa Europa. Tai daug kartų sakiau, bet tik tai pakartosiu dar kartą. Per 10 metų JAV savo ekonomiką padidino per pusę, 50%, Kinai 70%, Europa 7%. Tai kai mes sakome, kad vejamės Europą, tai man atrodo dažnai keista. Lietuva beje iki 45% per 10 metų padidino. Tai mes atrodom neblogai, bet tai reiškia, nereikia sustoti. Ir tikslai, kuriuos mes keliame, jie neturėtų būti tie, kad mes vejamės lavoną. Nes lenktyniauti su juo yra labai lengva, jisai niekur nebėga. Ir pavijus, atbėgus, gali rasti daiktą, kuris nedžiugina. Kapinės. Ne. Baigiam su tom temom apie. Gerbiamas Audriau, norėčiau jūsų paklausti. Šiandien pranešimą skaitė ir pokalbė buvo Vinted vadovas, bendrovės, kuri dabar jau įvertinama 5,5 milijardų, jeigu neklystu, kapitalizacija, ir kuri tiesiogiai susijuojasi su žaliaja transformacija. Bet jūsų nuomonė, jeigu taip vėlgi kalbėti apie kiek Lietuvos visuomenė, nors mes negalime objektyviai iki galo įvertinti visos visuomenės, bet sprendžiant iš socialinių tinklų, tai susidaro įspūdis, kad didžioji dalis nesuvokia, kad kai kalbame ir apie jaunus, pažangius verslus, startuolius, vienaragius, kad dalis jų gali būti susiję ne tik su dirbtiniu intelektu, o gali būti susiję su žaliaja transformacija. Tai jūs nuomonė, kokį jūs matote potencialą, kaip jūs bendrai vertinate Vinted istoriją ir kur jūs matote pasaulį žengę šioje srityje? Labai daug gerų klausimų viename, iš tikrųjų, ir šiaip kolegos taip, labai gerai. Kaip meniu gali rinktis dabar, kurį atsakyti. Tai girdėjau, kad reikia kalbėti dabar labai populiaru apie Trumpą, Muską ir pinigus. O iš tikrųjų, tai man gal tie pavyzdžiai apie, eikim nuo globalaus, pažiūrėkime paveikslą nuo viršaus. 3-4 vietoje yra investicijos energetika ir transportą į žalį atsinaujinantį pasaulyje. Čia naujų rizikos kapitalo investicijų. Tai mes čia po finteko, po dirbtinio intelekto, kaip kalbėjom, tai yra 3-4 naujų pinigų eina į energetiką ir žalį infrastruktūrą. Tai čia jau yra pasaulio rodiklis. Tada jeigu žiūrėsim, aišku, Amerika su Kinija susibėrė viską savo, Europa vėlgi čia atsilieka. Komentuoti daug nereikia. Tada labai pamirštame tai, kad dabar kalbam Izraelis, kalbame Suomija, žinai, kad labai gerai su startuoliai sekasi, didelės įmonės atsirado, užaugo, bet pamiršom tą konsistenciją arba stabilumą, arba tą tvarką, ką jos darė daug metų. Tai aišku, žinoma, kaip Marius sako, reikia pritraukti didelės įmonės, atvažiuoja didelės įmonės, mes žalią energetiką gaminam, jos čia užsideda savo ataskaitose, kad yra žalios, CO2 geras, taip toliau. Bet turime ir kažką spausti viduje, augintis jaunus startuolius, augintis jaunas įmonės ir būti svarbiausia konsistenti, pastovus tame, pastoviai turėti programas, žinai, auginti įmonės nuo mažaus amžiaus, jas investuoti, ar tai būtų ką tik susikūrus įmonė, ar vėliau susikūrus įmonė. Bet pažiūrėkim, jeigu nebūtų Musko Teslos, tai Porsche Taycanų irgi nebūtų. Niekas nenorėjo gaminti Porsche elektrinį automobilį. Užteko ir lenktyninė.
Bet kai kažkas parodė lyderystę, nes čia vėl buvo daug temų, tai apie lyderystę kalbėjom, tai JAV parodė Muskas lyderystę, atėjo pinigai, atėjo transformacija, elektrinis automobilis, tada prasidėjo elektros visas žengimas ir į Europą. Ir tas pats bus ir toliau, žinai, reikės tos lyderystės, klausimas, iš kur jos rasim. Tai taip, atsiveškime iš užsienio, labai pritariu, duokim žalią energetiką, irgi labai pritariu, bet nepamirškime auginti stabiliai Lietuvoje jauną visą startuolių kartą vien dėl to, kad yra Izraelis augino daug metų. Tai nebuvo, kad čia jau dabar jau jie atsirado ir jau čia patentai pomidorų auginimo dykumo irgi buvo kažkada, žinai, jų padaryti. Tai jie daug metų augino. Suomija daug metų investuoja į įmonės. Tai mes turim to nepamiršti, kad reikia augintis ir savo tą žalę kartą. Ir taip yra nutolusios elektrinės. Mes parodėm pavyzdžius gerus, mes parodėm Lietuvoje gerus pavyzdžius, susikūrė daugiau igničių konkurentų mažų, kurie nutolusios elektrinės darė. Taip, mano sąskaitos sumažėjo elektros. Tai ir tikrai automobilį kraunasi pigiau ir tikrai tas nemokamas važinėjimas yra, žinai, vos ne. Tai tikrai stebuklų padarom. Kaimynas žino. Šitas klaida per maža. Kaimynas gali matyti vieną ir kitą pusę, žinai. Tai čia klaida per maža. Mes daugiau turim rodyti tos gerus pavyzdžius startuolių, kurie pritraukia daug investicijų, pavyzdžiui, kaip PV Case'as Lietuvoje pritraukė 120 milijonų eurų investiciją į saulės jėgainių parko architektūrą skaitmeninę. Ir amerikiečiai investavo. Tai aš dažnai konferencijos sakau, kad čia Lietuvos. Lietuvos, jo, PV Case'as mūsų startuolis. Manau, kad būsimas vienaragis. Bet čia aš galvoju, svarbu pažymėti būtų žmonėms, kad ir girdėtų, kiek žmonių, pavyzdžiui, dirba Lietuvoje PV Case arba Vinted. Kad įsivaizduotų, kad čia ne šiaip mes kalbam apie kažkokį pinigai dideli, oras, bendrovių pavadinimai, bet kalbam apie realius Lietuvoje gyvenančius žmonės, kurie dirba, uždirba, vartoja, eina į restoranus, kirpyklas, suteikia visą mūsų ekosistemai gyvybingumo. Tai netgi ne tai, kad 100 ir 1000 dirba žmonių, bet ką tik atsirado Lietuvoje jau naujų milijonierių, iš to paties Vintedo einant istoriją. Žmonėms tai nepatinka. Nu gerai, bet čia biškit bandau būti populistas. Taip, bet tie žmonės, jie niekur nebėga, jie investuoja į įmonės, čia jis toliau investuoja į startuolius ir kai buvo Skype'o fenomenas Estijoje, kai prasidavė Skype'as, tai čia yra Vintedo fenomenas. Jie kurs startuolius, dės pinigus į juos, vėl ekosistemą grįžta pinigai. Ir kas atnešė tos pinigus? Tai ne Lietuvos biudžetų reikėjo naštą pakelt. Tai atėjo iš Amerikos, atėjo iš rizikos kapitalo fondų, iš pensijų pinigų kanadiečių ir amerikiečių. Trumpui nesakykim. Tai čia jis gali susinervinti. Mūsų fondo skaičiavimais analitikų, tai mes per paskutinius 10 metų į rizikos kapitalą, šiaip kaip klasė Lietuva įdėjo apie 100 milijonų ir ačiū Dievui ir ačiū Invegai. Žinai, ačiū valstybė įdėjo apie 100 milijonų, o atėjo pinigų iš užsienio milijardas. Čia realių pinigų atėjo visą ekosistemą, atėjo, žinai, daug, aišku, vieni užsidaro, vieni atsidaro startuoliai, bet atėjo nauji, tai 100 milijonų atnešė milijardą 10 kartų. Tai aš visiškai pritariu, reikia finansuoti ir investuoti, kad traukti tos įmonės žalias, aš pritariu, kad reikia suportinti Lietuvos verslą, bet nepamirškime ir kad reikia augintis tos mažius viščiukus, mažas antytės auginti, žinai, vis tiek kažkas užauga. Ir kažkas, kai užauga... Vienaragius, siūlyčiau vienaragius, girdžiau. Viščiukus. Kažkas kažkur turi prasidėti. Sutinku. Marius norėtų papildyti. Svarbu auginant, kad iš vienaragio narvalas nesigautų ant krantą. Dažnai gaunasi. Čia statistika, 95% kad ir miršta. Bet šiaip kalbant, Eduardai, jūsų konferencijos visą laiką mes skatinam minties kaitą. Tai kažkada buvo minties kaita apie tai, kad kiekvienam pasaulės elektrinė ant stogo ir taip toliau, tai yra pirmas žingsnis. Dabar mes tai turime. Mes turime kiek 130 000 turbūt gaminančių vartotojų, tų vadinamų savo žaliosios. Ir stengiamės, kad būtų dar daugiau. Kad būtų dar daugiau ir bus gerai. Bet tada turime minties kaitą sukti į kitą prasme. Tai jeigu mes jau turime energetiką ir akivaizdu, kad mes ją turėsime, jau žingsnis yra padarytas, kur mes toliau nueisime. Tada sekantis žingsnis yra, taip, galime banaliai kalbėti apie verslų pritraukimą ir panašius dalykus, bet kur aš norėčiau pasukti kalbą apie tai, kad kur mes dėsime tą žalią energetiką. Būsime eksportuotojai ar jos vartotojai. Tai šiandien dienai žemės ūkis eksportuoja grūdus, mes esame nuostabus grūdų eksportuotojai. Bet ką eksportuojame? Žalius grūdus. Nespaudžiame, nedarome sausų pusryčių, nieko. Tiesiog žalius grūdus. Pridėtinė vertė yra tiek, kiek grūdas užauga. Tai su energetika yra tas pats. Mes turime iš jos kažką pagaminti.
Dabar ką iš jos mes galime pagaminti? Tai nežinau, ar išgirs kas nors, bet šiandien dienai mes 7 kartus atsiliekame nuo Skandinavijos pagal robotizacijos lygį pramoniai. 7 kartus. Tai yra 1000 gyventojų, robotų yra 7 kartus mažiau negu Švedija. Tai galbūt mums reikėtų, turint žalią energetiką, iškelti naują tikslą, pavyzdžiui, 5-10 metų į priekį. Ne 7 kartus palikti, bet palikti 6, 5 kartus, 4 kartus atsilikimą. Ir būtent užmaitinti Lietuvos įmonės ir sukurti paramos projektus, kurie tuos robotizaciją atvilktų čia į Lietuvą. Tai iš principo, jeigu žiūrint, tai atrodo, kad tai nėra žaliosios energetikos tema. Tai yra transformacija Lietuvos ekonomikos. Bet jeigu tai sujungiame su žalia energetika plus robotizacija, mes galime tai padaryti. Tai va čia yra kitas kampas, kur konferencijoje galbūt galėtume sekančiais metais diskutuoti apie tai, kaip Lietuvos ekonomiką stumti iš vidutinių pajamų spąstų. Nes aš manau, kad mes po truputį buksuojame ir po truputį pradedame juos įlimpinti. Pensijų augimas 12%, minimalios algos kėlimas 14%. Minimalios algos auginimas, turbūt, nežinau, Žygimantas paantrins, turbūt 9 ar 8 metai po 10% virš, kažkas tai tokio. Na, mes judame link tos gerovės, bet silpnėjame. Pradedame artėti link tų europiečių, kurie labai patenkinti savo gyvenimą. Tai jeigu aš taip rezimuočiau šią dalį pokalbio, aš dar liko, dar nepabėgsite, dar teks bendrauti ilgiau. Tai jeigu teisingai suprantu, jeigu mes sėkmingai toliau einam žalios transformacijos keliu, realizuojame, stipriname savo energetinį potencialą, mes galime pasistatę tiltus tiek toliau didinti energetikos gamybą ir darbo vietą susijusią su energetika eksportuodami, tiek kartu turėdami, jeigu tam tikrą procentą, 90% žalios energetikos, pritraukti duomenų centrus ir kitus verslus, tame tarpe gaminančius šaudmenis, kuriems reikia šiuo metu gaminti žaliai, tokiu būdu vėlgi kurti darbo vietas. O jeigu dar sugebėtume realizuoti gilesnę technologinę transformaciją, kaip jūs paminėjote, robotizaciją, mes galime atnaujinti ir sustiprinti savo pramonę ir dar labiau padidinti valstybės, biudžeto, sakykime, tiek pensinės sistemos pajamas ir žmonių gerovę. Tai čia aš taip įsivaizduoju, mes apie tai dabar kalbam, taip? Visiškai kitaip. Aš nustosiu juokauti, nes akivaizdu, kad mes truputėlį čia savo užsižaidimais, tais malamutinam dabar. Bet esmė, taip, tai yra... Gerai, kad taip, aš jau buvau užsigandęs, yra kryptis tame, nes mes galime kurti žalią energetiką ir ją eksportuoti, tai yra parduoti elektros vienetus, bet galime iš jų kažką pagaminti ir tą eksportuoti. Va čia yra minties, yra gale. Tai yra kaip kiekvienoje ekonomikoje. Jeigu mes kažką tai iškasam iš žemės, kaip rusas, ta prasme, degalinė iškasa iš žemės viską ir parduoda, tai mes galime pagaminti kažką tai papildomo, tas, kas nesigauna tankas, ir parduoti. Tai va čia yra esminis dalykas. Ir va čia yra esmė. Pavyzdžiui, labai paprastas pailiustravimas. Praeitais metais Lietuvos biudžetas, dėl to, kad verslui ir visuomeniai sekėsi puikiai, biudžetas gavo 2 milijardus eurų papildomai virš planinių pajamų. Šiais metais tikėtinai gaus apie 1,6 milijardo virš planinių pajamų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad gauti 2 milijardus pajamų, mums reikėtų, pavyzdžiui, norėtume į biudžetą surinkti. Dabartinė vyriausybė svarsto apie tai, kaip čia pensijas 10 eurų padidinti, dar kažką tai. Tai reiškia, kad mums reikėtų PVM padidinti iki 29%. Tam, kad gauti 2 milijardus pinigų papildomai. Tai vienas variantas - uždėti mokesčius 29% PVM. Antras variantas yra verslą paskatinti. Rūpintis ekonomikos augimu. Nes ne verslo, ne biudžeto perskirstimo procentas yra svarbu. Svarbu yra, kiek pinigų mes turime nukreipti į kažkokią tai sritį. Ir žalioji transformacija, kurios konferencijos esmė yra tame,
kad mes turim žalią transformaciją, mes ją galime tiesiog parduoti, tai yra parduoti elektrą. Antras variantas, tai yra iš jos kažką pagaminti ir parduoti. Tai klausimas, ką mes galime iš to pagaminti. Susirinkti iš to mokesčius papildomai ir nekelti klausimo, kaip sakau labai paprastai. Dabar keliamas klausimas yra toksai. Ateina nauja valdžia, kiekvieną kartą sako mokesčių reforma. Nežinau, kodėl jie prilipė prie mokesčių reformos, man atrodo, švietimo reformos reikia labiau negu mokesčių. Bet mokesčių reforma. Tai reiškia, aš paimsiu pagalį ir pamakaluosiu po skrusdėlyną ir nuspręsiu, kad skrusdėlės gyvens geriau dėl to, kad aš jos pamakaluosiu. Bet šiandienai veiksmas vyksta teisingai. Biudžetas surenka milijardinės lėšas papildomai. Tai surinkime ne 2, 3, 4, 5 milijardus papildomai. Perskirstykime tos pačius 33-4 procentus biudžeto. Užteks? Užteks. Nes kažkodėl šveicarai perskirsto 31 procentą, jeigu bijau suklysti, biudžeto ir nemanau, kad tenais yra socialinė rūpyba, yra blogesnė negu Prancūzijoje, kuri perskirsto 50+ procentų. Ir kurių mes siekime. Aš turiu tokią versiją, kodėl politikai renkasi tokią, sakykime, mokestinės reformos, sakykime, tokį įvardinimą. Kad nereikia tada įvardinti to 1, 2, maksimum 3 mokesčių, kuriuos reikia keisti. Tada pasislėpi ir galvoju kažkaip prastumsi. Dažniausiai nieko neprastumė jie, bet realiai, sakykime, neprisėmė tada atsakomybės už konkrečius sprendimus. Tai aš visiškai sutinku su ta mintim, kad jeigu neturi stuburo realizuoti konkrečių sprendimų ir įtikinti visuomenę, pateikti tos sprendimus, kodėl jie yra naudingi, tai prisidenginėti mokestinę reformą kaip tokių bendrų to skėčių beprasmiška, tol kad progreso nebus, o laikas bus iššvaistytas. Ir šiame kontekste, norėčiau, Žygimantai, jūs norėjote papildyti. Aš trumpai įsiterpsiu. Labai prašau. Labai trumpai. Laikrodžio meistras reguliuoja su labai mikroniniais instrumentais. Bet kiekviena valdžia ateina ir sako, kad mes naudosime kirvį. Ne, čia, žinokit, kai drąsus ir žinantis žmogus, jisai naudoja mikro, o kada bijai, tai miškai nesu kirviu dažniausiai. Ne, aš tik pavyzdžiui, šiek tiek gal taip paoponuoti, šiek tiek truputį minimaliai, nes čia nėra taip, jisai supriešino gal tam tikrą prasme eksportą ir gamybą iš atsinaujančios pigios energetikos, bet tai yra viena kitą papildantis dalykai, nes jeigu mes neturėsime jungčių, dėl ko yra labai svarbu, mes tiesiog neinvestuosime pakankamai vietoje tam, kad taptume, reiškia, pilnai, reiškia, kad taptume eksportuojančią valstybę, nes tu negali tapti eksportuojančią valstybę arba negali 20% pasiekti atsinaujančias, jeigu tu neturi galimybių eksportuoti. Tai ir netgi eksportuodami mes vis tiek išliksime pigesnės kainos, mažesnės kainos zona. Ir tai yra apskritai mūsų didžiulis konkurencinis pranašumas, ypač prieš vengrus. Žiūrėkit, vengrai ką daro, jie vėjo neturi. Nėra vėjo vengrai, pažiūrėkit žemėlapius. Bent kažko jie neturi. Jo, bent kažko neturi. Jie turi atominės. Jo, bet jie tas atominės, matote, ir nėra taip paprasta pastatyti ir taip toliau. Yra didžiuliai terminai, milžiniškos investicijos, vėluoja per brangsta ir taip toliau. Slovakija, Čekija irgi. Mes esame vienas iš tų regionų Europos, kuri tiesiog yra, kaip sakyti, jeigu toliau vyks vėjo, saulės, energetikos, aiškiai, ta revoliucija tęsis, mes tiesiog mūsų likimas davė, kad mes būsime eksportuojančią valstybę ir pigios energijos valstybę. Tiesiog mes turime dabar susimti, pasirauti rankovės ir tą padaryti. Ir kai mes tą padarysime, tai bus vienas didžiausių konkurencinių pranašumų. Jeigu galima, už gerbimo Marių pasakyti, gerbimo Žygimantai, manau, kad Marius labiausiai norėjo akcentuoti, kad neužtenka vien daryti į eksporto orientuotis, bet reikia stengtis, kad... Aš sutinku, aš tik norėjau didesnę diskusiją daryti, kad nebūtų taip, kad čia visi liks. Aš labai bijau, kad tarp dviejų grandų, kai čia susigrumsite, tai... Aš dėl to ir nieko nekalbu. Nukentės. Ramiai klausausi, žinai. Vis dėlto, Žygimantai, norėčiau jūsų paklausti, dabar grįžtam prie truputėlį realybės, kuris susijusi ne su intelektu, kuris yra šioje salėje, kuris tą suvokimų, kuris tvyro čia, bet kuris susijęs su mūsų politinė realybė. Nes vienas iš aspektų, kuris mane, pavyzdžiui, nustebino per pastaruosius porą mėnesių, kai mes matėme prieš tai Lenkijoje, vėliau Jungtinėse Amerikos valstijoje, vėliau dabar Ispanijoje milžiškas klimato katastrofas, didžiuliai potviniai, uraganai, šimtai žmonių žuvo,
ten siaubingi vaizdai Ispanijoje ir tada galvoju, Lietuvoje bent kažkas pakalbės apie, kad klimato kaita ir mums galbūt kelia pavojų, pakalbės apie tai, kad galbūt reikėtų kažkaip pagalvoti, o nedaug dievė Lietuvoje, ar ties tokia audra, ar mes būsime pasiruošę, ar kažkas pakalbės, kad vis dėlto, dabar nauja vyriausybė ateina, tai žalioji transformacija yra svarbi, bent jau dėl klimato kaitos. Aš nekalbu apie tai, apie ką mes kalbame čia, kad klimato kaita mums turėtų būti vos ne antroji, pirmoji ekonominė gerovė, nes tai yra kelias iš tų vidutinių pajamų mastų. Ir nors tai atrodo čia akivaizdu mums diskutuojant, ką mes galime padaryti, kaip, Škimantai, jūs paaiškintumėt, kodėl politikai apie tai tyli. Ar mes taip, mūsų tokia informacinė erdvė yra taip giliai užtrolinta, kad mes negalime toje erdvėje įveikti tų įtaigų neigiamų ir paskatinti politikus kalbėti išmintingai arba bent padoriai. Sunku pasakyti, aš labai nesiekiu pastaruoju metu politikų kalbų, nes ypač prieš rinkimus ten nelabai verta ir aš taip jau iš patirties žinau, bet esmė yra ta, kad dalį šalis ir Lietuva ir kitos šalis sprendė ir tebesprendžia energetikos trilemą. Trilema tai yra, kad būtų energetika pigi, kad jinai būtų ekologiška ir kad jinai taip pat, kad šalis turėtų energetinį saugumą. Ir dabar, kaip minėjau, visos tos trys sukrito kortos Lietuvai, mes turime ir galime turėti ir pigę, ir ekologišką, ir saugę, tai yra mažinant priklausomybę nuo importuojamo iškastinio kuro. Mes vis dar nemažai importuojame iš dažniausiai autoritarinių režimų. Taip, tai tas ir turėtų būti akcentuojama kaip mantra kalama Lietuvai ir mes kaip Teksaso valstybė apskritai, kaip Lietuva pirma, mes turime tokią įpūsą, kad mes jau gerai atrodom, mes jau šovėme tą ir mes tapsime lyderiai. Vat gal to trūksta tokio, gal gazinti aš tai negazinčiau labai daug. Galim pagazinti, kad ir kataklizmai viską, bet Lietuvoje jų nėra tiek daug. Matai, Lietuvoje klimatas labai palankus. Palankus labai. Kai nuneš nebent Palangoje ten kokį vieną kitą kotedžą, nedaug dėja, bet turbūt Lietuvoje tiesiog ramus klimatas. Tai čia mes gal dėl to šliuom, bet mes tiesiog akcentuojame labiau tą ne tiek gazimo gal dalį, jau gal jos ir pakankama dėl Rusijos to energetinio nesaugumo ir panašiai, dėl klimato gal aš taip žmonės prigazinti. Jo, šiaip prigazinti, nereikia gazinti, reikia tiesiog sakyti, žengiam į priekį, mes tapsim lyderiai. Galbūt tos lyderystės trūksta. Žmonės neįsisąmonina, kad mano ta elektrinė pakelta kažkur ant stogo, arba nusipirktas nuotolinis parkas, arba vėjo ten tie malūnai, kurie vis sukasi, kad jie ne šiaip ten vaizdą užstoja ar ten kažką tai blogo daro, bet jie yra mūsų tiesiog valstybės vieno iš didžiausių pagrindinių, sakykime, ekonomikos augimo proveržio tiesiog simbolių. Mes net gal ir kokią prie herbų ten galėtume, žinai, kokį mažą jo tokį malūną, kokį malūnėlį. Tai mes tą turime akcentuoti ir judėti priekį ir sakyti, mes dabar aplenksime ir ypatingai nemėgstat, kad žmonės vengrus išdursime, jie neturi vėjo, tą užstrigę yra ten ties dujom, anglim, ten lenkai panašiai. Mes būsim švarus, pigus ir energetiškai nepriklausomi. Ir turtingi. Ir vėl jūs tą kalbate, o aš kadangi turėjau tokią vargo vakarienę prieš rinkimus stebėti, kas kalbama apie ekonomikos vystymą ir žalią transformaciją, klimato kaitą, tai pasakysiu jaučiu net ne pesimizmą, depresiją kažkokią. Tai šiame kontekste norėčiau gerbiamo Audriaus paklausti. Jūs paminėjote tokį labai, sakyčiau, visiems suprantamą skaičių. Lietuvos valstybė skatindama technologinę pažangą, startuolių vystymą, naujų darbo vietų, verslų kūrimąsi investavo 100 milijonų eurų. Taip. Ir iš užsienio mes pritraukė milijardą. Taip. Koks potencialas? Pavyzdžiui, dabar, ar čia yra toksai matematinis greitintuvas, kad dabar jeigu investuotume milijardą, pritrauktume 10 milijardų, kokį jūs potencialą matote ir kokia jūsų žinutė būtų valdžiai, kad nepramiegokite galimybę sukurti ten kelių tūkstančių darbo vietų, nepramiegokite galimybės pritraukti naujų milžiškų investicijų į Lietuvą. Iš esmės, man patiko ir Mariaus, ir Žygimanto, žinai, tas idėjos, tai tikrai reikia gaminti tą pridėtinę vertę, tai tikrai svarbu, ir connectionai arba tiltai irgi be jų nieko nebus. Tai čia tie didieji grandiniai dalykai. Tada man patiko irgi mintis, kad reikia būtent investuoti ir lyderystės. Ir čia taip aš pasigendu biškai tokio truputėlį ėjimo į logiką ekonominę. Mes kalbame lyderystę, kažkas padarys, kažkas turi kalbėti. Bet iš tikrųjų tai verslas, žiūrėkit, susiduria su paprastom problemom, ta pati biurokratija pasijungimo, tie nuotoliniai parkai tenais vėluoja prisijungti prie tinklo,
tie patys startuoliškai, žinai, ten tarifai, baterijos, čia ką tik kalbėjom irgi su verslu, labai daug to, kaip sakant, kirvio yra stabilumas užtikrintamas, būtų stabilumas čia ir stabilumą matytų tada ir tarptautiniai investuotojai. Ir mes kalbam apie tada, bėgam į RRF milijardus, ne, čia buvo paruošta pinigų verslui įsisavinti. Tai kiek iš to skirta inovacijom arba investicijoms į atsinaujinančią energetiką, žinai. Gal dar galima milijardą pasiskolinti ir įjungti greitytuvą su startuoliais, su verslais, tarkim padarykime žalią fondą arba skatimo programą tom įmonėm, kur naudoja robotus, atpiginti elektrą arba investicijoms 50% kompensavimą arba lengvatinės paskolas įjungti. Tai tada greitytuvas tikrai įsijungs. Aišku, ne vien startuoliai turėtų tą atnešti, žinai, bet turėtų atnešti ir valstybė su savo lyderystė. O aš sakyčiau, kad nebūtina įtikinti visos Lietuvos, žinai, būtina protingų žmonės įtikinti, kad tai yra ateitis ir kad tie lietus jau buvo atėję ir buvo pas mus, ir buvo nuvirtę pilnamedžių, buvo čia audra Lietuvoje, kur irgi pavėlavo įspėti. Taip, vasara buvo gera, bet pavėlavo irgi įspėti vieną kartą, dabar kaip ir Ispanijų kaltina valdžia, kad pavėlavo įspėti apie tokius dalykus. Tai tas vėl gali ateiti ir įtikinti mažą grupelę lyderių Lietuvos, kad žiūrėkit, gal padarom ilgalaikį fondą arba ilgalaikę programą, kaip padarėm su saulės parkais, kaip ant stogų tas visus dalykus, kad pramoniai padedam investuojam arba skolinam lengvatiniam, nes ko reikia lyderystės, bet reikia ir kapitalo. Mes dažnai pamirštam, kodėl nėra lyderių. Tai kaip, iš kur lyderis gaus atlyginimą, jeigu nėra investicijų? Tai lyderis išvažiuoja į užsienį dirbti ir viskas, žinai. Tai irgi to nepamirškime. Tai aš sakyčiau, kad greitintuvas yra, jis jau yra atrastas, pažiūrėkime į Vinted, pažiūrėkime į įmonę tokia Heavy Finances, kur gali duoti paskolas dabar iš Europos investicijų fondo su nuliniam palūkanom, jeigu ūkis daro neriminę žemdirbystę. Tai yra tų pavyzdžių tikrai gerų ir greitintuvą ten galim įjungti. Ar bus feilų? Taip, tikrai bus feilų, normalu, kiekvienoje rinkoje yra feilų, bet greitintuvas yra jau pavyzdys. 100 milijardas. Iš kur atėjo pinigai? Ne iš Lietuvos, iš užsienio. Bet jūs taip ir neatsakėte. Dabar kiek jūs įsivaizduojate? Dabar jūs, įsivaizduokite, Marius premjeras, Žygimantas, nenoriu čia konkurencijos, ir jūs ateinate ir matot, jau padarino biudžetą. Žygimantas galėtų būti prezidentu. Gerai. Jeigu čia dalinamės vietas, tai... Žiūrėkit, atsargiau. Mums nereikia papildomų konfliktų. Labai prašau. Čia kaip šitą temą irgi vengiam. Sevot, tavot, samoš. Vėl užvedžiau be reikalų. Klausimas būtų toksai elementarus. Dabar vėl... Pinigų kiekis yra sunku įvardinti, yra stabilumas svarbiausia. Stabilumas arba pastovės investicijos. Bet potencialo matymas, tai yra jūsų sritis. Jūs investuojate į startuolius, į pradedančiuosius verslus. Jūs matot, kas vyksta Kinijoje, kaip jie eina žaliosios revoliucijos keliu. Matote, kad Jungtinės Amerikos valstijos su Trumpu irgi kažkur nužygiuos. Klausimas, kokį potencialą matote, kad mes Europoje ir mes Lietuvoje galėtume atsiriekti. Kiek jūs sakytumėte, duokit man 50 ir aš jums įjungsiu, tarkim, milijonų, ir aš jungsiu tuos 10 kartų multiplikatorių, per porą metų ateis 500 milijonų. Ar tai realu, nerealu? Aš sakyčiau, paleiskime kokį 100-200 fondą pastovų į milijonų, į tą kryptį, kurią mes norime matyti po kažkurio laiko. Žinai. Tai yra ta kryptis, kad transformuotųsi industrija, transformuotųsi mūsų pramonė, jos jau jinai dabar yra, jau dabar stovi ta pramonė. Jai reikia tik tai, ko reikia, kapitalo, jinai dūsta, reikia inovacijų, atsinaujinti reikia, jinai dūsta dėl to, kad kinai pigesni ir taip toliau, taip toliau. Jai reikia skatinti. Pastovus fondas 100-200 milijonų, kur einam į tą kryptį, kurią norim nueiti, tai ir nueisi į tą kryptį ir nueisi. Ir jūs nuomonė tai pritrauks papildomas ženklės investicijas? Visą laiką, tai verslas 70-30 dėtasi, 30% galėtų būti valstybė, 70% verslas, arba, žinai, ta prasme, atvirkščiai galėtų būti. Tai visą laiką pritraukia. Tai ir dabar yra pavyzdžių, kad startuoliai pritraukia tą kapitalą, žinai. Aišku, žinai, turime stabilumą padaryti. Kas tas yra stabilumas, žinai, kad pastoviai ten investuoti, ne vieną dieną, ne kitą dieną pakeisti, vėlgi čia su politika susiję, keičiasi prioritetai, viską keičiam, nelieka kažkokios inovacijos, kažkokių fondų, ta prasme. Tai pastovumas turi būti, o 100-200 milijonų pastovi kryptis, kokia jinai bus. Ar bus industrijos robotams, ar bus verslui transformuoti savo gamybą, pajėgumus, arba jiems daugiau į žalę energetiką, arba nutolusią, ar ant stogo tą. Viskas tas gerai, bet tai pastovi kryptis tokia, kurią išlaikyti ir nereikės įtikinti visos Lietuvos. Įtikinti lyderystę. Taip, bet jūs vis tiek sako, neįtikinti, aš atvirkščiai galvoju, kuo daugiau mes tikinsime žmonių, kurie
nepasitikė, kurie skaito socialinius tinklus ir sako, jau ko, bet šito mums nereikia, to bus lengviau ir tai šviesuomenį, ir politiniams lyderiams veikti. Tai klausimas jums paskutinis toks iš tų rimtesnių. Ar jūs matote lyderių, jaunų žmonių, kūrėjų, kurie būtų potencialus? Nes dalis žmonių, aš tiesiog netgi ir po Vinted pavyzdžio, netgi po kitų bendrovių pavyzdžio sako, nu gerai, vienam pasisekė čia Lietuvoje, kitam pasisekė, bet mesgi mažiukai. Va, Kinija ten milijardas N, Amerika, dar kažkas, o kas mes tokie, taip? Koks jūsų atsakymas būtų tiems žmonėms įtikinamas, kad mes turime tų žmonių, į kurių startuolius, į kurių veiklą idėjas verta investuoti, nes jie sukurs šimtus, jeigu ne tūkstančių gerai apmokamų darbo vietų? 2008 metais per krizę įkurtas startuolis Vinted. Atsakymas, Lietuva turi 5 Jie sakys vienas pavyzdys, sakys, nu... Ir tada žiūrėkime, Unicorn asociacija vienaragį, žiūrėkime, irgi auga 1000 inovatyvių verslų. Ir kurie moka atlyginimus didesnius tikrai negu pramonė. Aišku, jų mažesnis kiekis, bet vis tiek tai atsvara yra. Ir mokesčius moka. Ir didelius mokesčius moka, ir žmonių daug darbina. Ir tai yra pavyzdys jau, tai yra, noriu pameluoti skaičius, ar 30 000, ar kiek dabar tų jau darbuotojų yra. Tai yra tikras pavyzdys, kad yra atsvara ne tik tai pramonė, bet ir naujoji ekonomika. Ir nedaug dievė nesupriešinti reikia jų, negalima jų priešinti. Čia kol nesupras jie, kad čia yra koja į koją, kokiu nors Estijų susipriešino, kad vien tik tai startuoliai, bet žiūrėk, nėra tos pramonės pastovumo. Tai irgi negali, kiekvienas turim savo ciklus, bet jeigu įsivaizduokit, dirbtų kartu ir inovacijos, technologijos ir verslai, kurie parduoda visam pasauliu šiandien dieną, jie parduoda, ne tik tai parduoda, žinai, Latvijoje elektrą ar dar kažkam, bet jie parduoda IT sprendimus visam pasauliu. Tai, žinai, mes tą suvienydami ekonomiką pati tik tai, žinai, harmonija ir daugiau atsvaros yra. Sukurtume gerovės valstybę. Mariau, norėtų papildyti dabar. Tai keli aspektai, tai apie lyderystę kalbėjom, tai visų pirma reikia nepamiršti apie lyderystę, kalbant, kad lyderystę kuria lyderiai. Tiesiog žmonės, kurie geba kažkaip mąstyti kitaip. Tai reiškia, mums jų reikia ugdyti ir panašiai. Nuo ko klausimą pradėjom apie tai, kad jeigu Lietuvoje iškluptų gamtinės katastrofos, ką mums reikia daryti, tai žmonija yra įpratusi, kai užpuola gamtinė katastrofa arba apskritai katastrofa, karas arba kažką, kasas į žemę. Tai grįžtant prie energetikos, mums reikia užkasti visus tinklus, kurie kabo ore, kurie stulpai, kurie turbūt dar Brežnevo laikai statyti. Tai vienas dalykas, tai būtų milžiniška valstybės investicija į plėtrą, kurianti darbo vietas, kurianti pridėtinę vertę ir panašiai, ir sukurianti ilgalaikę pridėtinę vertę ilguoju laikotarpiu ir, kaip sakant, nereikėtų bėgioti su automobiliais, kai šaka nulūžta. Dabar kalbant apie pačią žalią energetiką, kur mes turime judėti. Tai mes turime vis tik tai judėti į tuo, kad turime būti kaip įmanoma daugiau autonomiški. Ir dar vienas kampas, kur čia mes daug laiko aišku neturim, bet kampas, kurį galime paliesti, tai yra, kad gaminantis energiją vartotojai turėtų būti ne tik gaminantis priklausomi nuo tinklo, bet ir autonomiški. Tai yra kiek įmanoma galėtų gyventi atriboti nuo tinklų. Tai čia tik tiek, aš tik norėjau įrašyti šitą. Dabar šioje situacijoje, kadangi iš tikrųjų laikas jau eina į pabaigą ir aš manau tikrai diskusija labai įdomi, vertinga, dėja, norint čia išnagrinėti tas temas, tikrai reikėtų porą valandų apie jas diskutuoti. Vis dėlto grįžtame į realybę, ne į tą Jungtinių Amerikos valstijų prezidento rinkimų pabaigą, kuri čia Lietuvoje buvo tikriausiai daug įdomiau sutikta negu kad Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų pabaiga, bet į mūsų realybę, į tai, kad formuojama nauja vyriausybė, kaip Žygimantai jūs minėjote, kad stengiatės nekreipdėmėsi į tai, kas kalbama prieš rinkimus, kad nebereikalo neįkvoti laiko, tai norisi tikėti, kad po rinkimų valdžia atsakingai formuos savo politiką, stengdamasi vis dėlto ne tik apmokestinti, bet ir auginti ekonomiką. Iš šioje situacijoje norėčiau iš jūsų pagrindinių įžvalgų, jūsų nuomonę, į kokius sprendimus, kokias, sakykime, vizijas, vertybės turėtų dėmesį kreipti naujoji valdančioji dauguma, jeigu nori, kad ne tik šiaip žalioji transformacija, bet mūsų
valstybės stiprėjimas, ekonomikos augimas suteiktų mums galimybę jausti saugiai mūsų žmonėms. Tai, sakykime, tokia trumpa apžvalga, kokios būtų pagrindinės mintis, tai būtų, aš galvoju, labai svarbi rezimuojant šią diskusiją. Prašau. 3 mintis, ko mums reikia dabar, žvelgiant į Trumpo rinkimus, žvelgiant į jo politinę situaciją, žvelgiant į Lietuvos ekonomiką. Nežinau kaip ir nežinau iš kur mums reikia surasti 3 dalykus. Tai pirmas yra su gelžbetoniniu stuburu reikia surasti finansų ministrą, kuris galėtų drąsiai pasakyti, kad mums reikia prioritetas yra gynyba, energetika, nepriklausomybė, mainais į tai, kad kartais galbūt pensijas nedidinti 12, bet 8%, o gal 7%, bet didinti, bet ne tokiais dydžiais. Antras dalykas, mums reikia gynybos ministro, kuris velnioniškai gintų savo perspektyvą apie tai, kaip mums reikia investuoti į gynybą. Nes mūsų bus paklausta, kiek mes padarėme savo tam, kad būtume saugus. Ir trečias dalykas, velnias žino iš kur, bet gauti gerą užsienio ministrą, kuris sėdėtų Vašingtone prie slenkščio ir kiekvieną rytą raportuotų, kad Lietuva investavo dar $5 į kažkokią investiciją. Ir taip kiekvieną rytą. Tai 3 dalykų mums reikėtų, pamirštant savo ideologinius visus įsitikinimus, ar tu esi dešinysis ar kairysis, bet ko gero artėja labai įdomus laikai, kuriuose mes turėsime išgyventi ir turėsime turėti tuos lyderius, ne lyderystė, nes kartais mes sakom, trūksta lyderystės. Reikia lyderio, kuris galėtų tai užtikrinti. Rizikuodamas savo reputaciją, rizikuodamas savo gerbuvį ir panašiai, tai čia yra šio mums reikėtų daryti. Ir be abejo nepamirštant žaliosios energetikos, nes tai yra ateitis. Tai mums reikia dabar užtikrinti tą esamą padėtį, apsiginti, būti tuo ežiu, kurio niekas negali pajudinti. Ir tas ežys dar turi matyti ateitį. Tai yra, kai savo kiautą atidarai, būti drakonu. Žaliu. Atidarai kiautą, neužsimerkti. Jo, safyrį. Iš baimės. Dėkui, Audriui, jūsų nuomonė. Aš truputėlį ir noriu atsiriboti nuo to Trumpo, kaip sakėte, į realybę ateiti, bet iš tikrųjų realybė tai atėjo. Tai nieks nepasikeis, dabar turėsim neblogą laikotarpį, kur tikrai bus nuotykių kalneliai. Pažiūrėkime, kas buvo prieš tai. O į realybę einant, kas sėdėjo su Trumpu visą naktį rinkimų? Tas pats Elonas Muskas, ką aš šnekėjom. Ko jisai klauso? Turbūt kažkiek klauso verslo, ko reikia tai bendruomeniai. 3, sakė, dalykai, labai sutinku, tikrai stipru 3 ir atsiminti. Aš norėčiau vieno palinkėti. Pavyzdžiui, kažkokio verslo komiteto vyriausybė ar ministras pirmininkas ar prezidentas turi top 10, top 5 verslo atstovus, su kuriais tarėsi Lietuvoje, ko reikia. Aišku, čia mes susidursim su daug problemų. Žinau, čia. Įtarėjau žiūriu, čia žinai. Ne Europai. Iškart mintis. Grožio konkursą padaro. Tarp oligarchų, magnatų, ne, žinai, yra pramonininkų konfederacijos prezidentai ir taip toliau. Nereikia kraštinumų. Iškart Lietuva, jeigu verslas šalia valdžios, tai iškart problema, žinai. O iš ko gyvena valdžia, iš ko gyvena, žinai, tas pats verslas. Čia turi būti sinergija, turi būti. Aš sutinku, jeigu pramoninkų, verslo konfederacija, jeigu startuolių, vienragių asociacijų. Taip, turi būti asociacijų žmonės, atstovai. Vienas dalykas, nežinau kaip tai pavadinti, bet pasitarti, ko jiems reikia. Ekonomikos augimo greitintuvo komitetas. Kažkas panašaus. Žodis komitetas man tik nepatinka, viskas kitas. Bet nereikėtų keisti finansų ministro, nereikėtų keisti švietimo ministro, nes visi ten neteis verslininkai visur. Bet pasakyti šalia ir kad jos būtų įsiklausoma, aišku, nes jeigu nebus įsiklausoma, tai irgi koks skirtumas. Gerimas Marius sako ne. Neįmanoma. Verslininkų nereikia ministerijose reikia tarnautojų,
kurie Estai pasakytų tarnautų kitaip. Lietuvai. Estai pasakytų kitaip, jeigu ateini dirbti, čia toks pats Ministras yra managementas. tarnas. Taip, bet čia pagal toks, vertimą. bet Čia vadybininkų diskusija reikia. apie ekonomikos augimą, o ne apie politologinę, nes čia mes galim tada labai giliai nugrimsti. Tai aš teisingai suprantu, 3 Mariaus pozicijos yra žinomos, o jūsų viena papildoma dėl, sakyčiau, Klausytis verslo. Lyderio, pažangių verslo lyderių, kurie susijęs su technologinė pažanga, su daugiausiai darbo vietų, dalyvavimu, įsitraukimu, stengiantis būtent koncentruoti dėmesį į ekonomikos augimą. Ir tada, Žygimantai, jūsų įžvalgos papildomos, kokie jūsų būtų 25 punktai papildomai? Ne, pirmas tai tiesiog gaminti daugiau pigios ekologiškos energijos, kuri leistų didinti mūsų pačių energetiniam susinimą, bet to neužtenka, nes mes savaime, jeigu būsim nepriklausomi, niekam to nelabai įdomu, tai didinti taip pat priklausomybę Vokietijos nuo mūsų. Suprantate, turėjo Nord Stream, žiūrėkit, kaip gražiai šoko tango su Rusija, ne? Susprogo ten, nebėra to vamzdžio. Dabar kokios šalis, kaip minėjau, eksportuos elektros energiją. Tiesiog likimas jau lemia. Lietuva, Baltijos šalis, Skandinavijos šalis, kas importuos Vokietija, Beniliukso šalis, neturi tiek ploto, neturi tiek galimybių ten įrengti, tiek atsinaujinančius. Mes turime investuoti generaciją ir dalį tos generacijos eksportuoti Vokietiją, tam, kad pririšti Vokietiją, kad mes Vokietijai būtume, kaip buvo Rusija. Mes, reiškia, vokiečiai be mūsų niekaip, nes mes eksportuosim jiems elektros energiją. Ir kitas žingsnis tai yra ant tos pigios elektros energijos pritraukti įmonės, pritraukti duomenų centrai, tai čia būtų šis tobula, nes tada visi mus gintų. Čia žinot, kaip pats anekdotas, ir pabaigsiu anekdotų, apie Liuksemburgą, kur pasakoja. Kodėl jis išliko toks mažas, žinai, toks arba Šveicarija gali pasakyti, čia kaip antros eilės pusbrolis vestuvėse, bet niekas nežino iš kurios pusės. Bet kadangi gerai atrodo ir turtingas, niekas nedrįsta išmest. Tai vat Lietuva turi tokia būti. Suprantat, jeigu tokia bus Lietuva, niekas nedrįs nei mūsų pulti, nei mūsų kažkas tai ten daryti ir mes tada turėsime tą didžiųjų konkurencingumą ir mes jau virš vidurinių pajamų spąstų, reiškia, iškilti. Žalioji energetika kelias į klestėjimą, saugumą, tiesiog. Ir vokiečių pririšimą. Ir aišku, vokiečiai čia yra papildomas instrumentas į link gerovę. Taip. Nesakykime vokiečiam, kad mes juos pririšti norim, mes jiems norim padėti. Labai trumpai aš noriu vis tiek Žygimantą permušti, nes turi būti diskusija. Elektrą mes turime eksportuoti. Mes turime eksportuoti iš žalios energetikos pagamintus šaudmenis, kurie nutrauktų rusui koją, ranką, galvą, jis grįžtų luošas į Rusiją atgal ir daugiau čia niekada nepasirodė. Ir mes galime eksportuoti tai ne tik į Vokietiją. Mes galime eksportuoti į visas valstybės, kurios yra tame suinteresuotos. Aš taip su jumis visur sutinku, išskyrus nutraukti koją ir galvą. Labai dėkoju šią nuostabią diskusiją. Labai dėkoju, aš manau, už tą, paskleistą suvokimą, pakankamai aiškiai atskleistą, kad būtent žaliosios transformacijos, žaliosios ryžtingos lyderystės Lietuvoje, bendros ir atskirų lyderių įnašo dėka, mes galime Lietuvoje sukurti gerovės valstybę. Ačiū Jums labai. Dėkui.